Šiandien papasakosime Jums apie vieną žymiausių praeito amžiaus lietuvių kalbininkų Zigmą Zinkevičių. Pradėkime nuo to, kad jis gimė 1925 metais sausio 4 dieną Ukmergės rajone esančiame Juodausių kaime, o 2018 metais vasario 20 dieną mirė. Tačiau grįžkime prie jo gyvenimo metų ir aptarkime biografiją. Taigi, Zigmas Zinkevičius, įgijęs išsilavinimą Ukmergėje, išvyksta į Vilnių studijuoti istoriją ir filologiją. Ten, atsimokęs 5 metus, jis tampa dėstytoju Vilniaus pedagoginio instituto lietuvių kalbos katedroje. Neužilgo jis 2 kartus buvo tapęs prodekanu, o vėliau įgijo docento kvalifikaciją ir 1967 metais jis tampa filologijos mokslo daktaru. Iki 1998 metų jis 2 metus dirbo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru, paskui konsultavo valstybę švietimo klausimais. Tačiau dabar kyla klausimas, kuogi mums svarbus Zigmas Zinkevičius? Nežinot? Ogi jis suteikė daugelį Ukmergės rajono vietų vardus, taip pat padėjo tyrinėti Prūsijos kalbos kultūros paveldą ir įtvirtino šio regiono reikšmę Lietuvai. Zinkevičius parašė apie 50 veikalų, viename iš kurių nuosekliai išnagrinėjo mūsų kalbos raidą ir padarė tai vienas pirmųjų. Štai tiek apie Zigmą Zinkevičių.